Leonpolio dvaro sezonas prasidėjo išties įspūdingom parodom. Dvaro lankytojus džiugino Aistės Gabrielės Černiūtės ir Kristinos Norvilaitės parodos. Na ir į plenerą šiemet, kuris vadinosi Spalvų formatai, susirinko dailininkai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Izraelio. Vienas iš išskirtinių Leonpolio meno sezono bruožų tai jaunų žmonių dalyvavimas. Tai šiemet mes turėjome dieną skirtą bendravimui su jaunimu. Dailininkai mielai dalinosi mintimis apie kūrybą, apie savo idėjas, apie raišką. Taigi yra labai smagu, kad mūsų buvimas kartu praturtina mus visus, kad šalia vyresnių jaunieji sugeba rasti savo erdvę kurti, augti. Šios parodos spalvų formatai darbai iš tiesų atspindi puikią nuotaiką. Šį pavasarį žėrėjo visokiausiom spalvom nakties dangus, tai neabejotinai paliko įspūdį ir rado išraišką ir mano darbuose. Mus džiugina saulės šviesa ir taip pat labai daug spalvų, gėlių žydėjimas, tas, kai gamta įsiveržia taip su savo visomis spalvomis. Jau aš ir šiaip esu romantikė, bet dar kai gamta aplinkui irgi tokia, pulsuoja tokio atgimimu ir kartu romantizmu, tai ir mano paveikslas šį kartą gavosi toksai gal šiek tiek romantiškas. Dzień dobry, Krzysztof Rycha. Ja działam w Poznaniu, w Ostrowie Wielkopolskim. Prowadzę Galerię 33. Też bardzo dziękuję właścicielom tego wspaniałego obiektu, tego pałacu za to, że tak nas wspaniale ugościli. Naprawdę klimat piękny, piękne tu są obrazy, piękne są naprawdę natura. Także dużo inspiracji czerpałem z tego miejsca, tej energii. Także tutaj na obrazie są nawet te fragmenty kamieni stąd wziętych. Прекрасное место, которое рождает новые ощущения от спокойной реки, от спокойных людей, от жизнерадостных и приветливых людей. Литва, собственно, второй раз уже здесь, и это огромное удовольствие. И это нам дает шанс что-то внутри себя открыть, новое, наверное, или развить старые какие-то мотивы. Видимо, это мне легче, это как скелет, на который я одеваю, скажем так, нанизываю мышцы цвета и краски. Странная птица. Я не летаю. Клею белую скорлупу бумаги, как будто вот-вот вылуплюсь наружу. Пальцы рук, прутья решетки не слишком тесные. Между ними можно просунуть кисточку или перо и задобрить стражу. Su visais iki vieno smagu bendrauti ir tokie įspūdžiai būna metam nuo plenero iki plenero, tai labai smagus įspūdžiai. Tai va. Ir paveikslai dėl to gaunasi šviesus ir labai optimistiniai. Labai džiugiuosi iš tikrųjų šio plenero,
labai geras laikas buvo kartu bendrystėje, kūrybiniam procese ir šį kartą labiausiai įstrigo diskoteka, kas nelabai dažnai būna tarp menininkų, nes dažnai būna drovus, tai buvo kažkaip labai smagu, kad kartu padainavom, kartu pašokom, tokio šėlsmo patyrėm kartu. Thank you everyone for inviting to this place, to this plein air. I feel very grateful to be here. For me it's a first experience to be outside of my own country and to learn some Polish, some Lithuanian, and to remember what was to speak English. And it's such a beautiful place, and it's gonna be in my memory for... See you next year! Pleneras buvo labai geras. Iš vis aš tikiuosi, kad jis tik didės ir didės ir meno prasme, ir žmonių prasme, nes atmosfera labai patinka. Jo. See you next time. Sveiki, mano vardas Armina. Kadangi savo kūryboje dažnai naudoju simbolius, man pasirodė, kad pagauti dangų būtų labai įdomu. Vien dėl to, kad šitas motyvas paryškintų tą trapią akimirką. Pagavęs ją, tu patirsi labai didelį malonumą. Dėl to darbas vadinasi atvirukas numeris 1. Taip. Kanata dien, kanata duon, kanatas Dievs, kur visko duot, kanatas ryts, kur pasaulis prasided, ir Dievas saulala, nuo ką užsideg, kas jo ant dongo iš dugną kel, ir kokios rankos nuleidžia atgal. Esu Živilė iš Kauno, šitam plenerė jau kelintą kartą, esu be galo smagiai nusiteikusi, galėdama pabendrauti su puikiais žmonėmis, su puikiais kuratorė puikia, puikiais organizatoriais ir visiems ačiū. Ačiū ir vėl norisi susitikti. Dzień dobry, witam. Nazywam się Andrzej Strzelczyk. Jestem pierwszy raz na Litwie, na takim plenerze, na takim gościnnym plenerze. Nie sądziłem, że aż zaznam tyle emocji, tyle przyjaźni, tyle serdeczności od wszystkich, których tu poznałem. Dziękuję bardzo, dziękuję jeszcze raz. Ačiū. Dzień dobry, dziękuję. Labdien, paldies. Добрый день, спасибо. Туда, Jovtov. Visus buvo labai smagu matyti, labai smagu buvo sudalyvauti šitame spalvų formate. Pasiektas rezultatas, spalvos, nuotaika, pats buvimas kartu labai džiugino visas 4 dienas plenero. Ir ką dabar turime ant mūsų, reiškia, Leonpolio dvaro sienų. Tai įspūdinga ir nepakartojama. Tai labai visiems ačiū ir lauksime kitų metų. Vėl net įdomu jau su nekantrumu lauksime kitų metų, kas bus naujo ir kas
dar naujesnio gali įvykti Leonpolio dvare. Man atrodo, mes čia visi tarpusavį pakalbėjom apie burbulus, kad yra tam tikri burbulai, yra Leonpolio burbulas, meno burbulas, dar kažkoks tai gerų žmonių burbulas, tai labai smagu pabūti kartais tokiuose burbuluose ir save išimti iš savo, įdėti į kitą ir atrasti naujus spalvų savo gyvenime. Valdis Latvija, dziękuję, Poland! Izrael, da! Roma, visada! Visi svečiai kartu! Yeah! 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 No! Roma! Aš! Ačiū Jolinai, ačiū Salomėjai, ačiū visiems.